вылупился, блядь. Макара, atsimeni to žodžius, aš atvarysiu, aš tau jį Tai pavyzdžiu. Makaras jis viską atsimins, Makaras dar 10 snukių ištrauks, kuriuos aš tipo... Petras realius religius tik nori. Tu. Aš nebaigiu, jūs paklausykit, karočią. Girdi, tai karočią girdi, gerai, Makarai, aš turiu vieną klausimą ir pisų, karočią, į lauką. Tu dabar tu man atsakyk, karočią, jeigu tu netriuochal, ne? Ir jeigu tu sakai, kad tu tą kartą buvai, karočią, tai gerai, o ko tu paskui? Ką aš dariau? O tai ko tu pats tada negalėtum? Gal prie mano kupsų nusifotkinsi? Aš laukiu, kol tu šitą paklausi iš tikrųjų. Nu, davai. Dėl ko aš pats negaliu atvažiuoti? Nu. Karočią, todėl kad man iš viso neįdomu, ką tu apie mane kalbyčiau, makaronas, vamštekas. Tu dabar primesi, kad tau pohu. Tai tu pas mane klausi, aš tavo atsakau. Man tie tavo makaronai, vamštekai visiškai nieko nereiškia. Mano nikas per šitą žaidimą iš vis neįdomus, man iš vis neįdomu, ką tu per šitą žaidimą man kalbi. Tu ateik man kažką padaryk, jo, pavyzdžiui, ten naktį tu mane užgaudyk, sudaužyk ir tada tikrai aš pas tai atvažiuosiu. O tu, kad pas mane per žaidimą, manęs čia kažką kalbi panašiai, tu čia nesąmonės man, tarkim, užbaninai, dar kažką. Gerai, supratau, Makarai. Tai man visiškai neįdomu, man dabar žaidimas nieko nereiškia. iš karto antras klausimas, tada automatinis čia toks jau pašyšęs. Dabar žiūrėk. Ne, žiūrėk. Ten tave užpoliau per atranką, karočią. Dabar pažiūrėk, pažiūrėk. Tai jeigu tau tai pohu ant visko ir tu dėl žaidimo, karočią, nei ten muštumėsi, nei ką, tai nahuja tu tas temas kurį. Kas čia sakė, nei muštumėsi, nei ką? Ne, tai tu sakė tau dėl žaidimo pohu, kad tavi čia užpeku visi vadina. Tai aš namuose nesėdžiu, čia palimom aš tas. Ne, tai gerai. Jo, jau vieną kartą priėmė. Gerai, pohu. Nu ką, neblėt, pats žinai, kad kuris pasitriuokia. Gerai, pohui. Karočią, tu man tada pasakyk elementarų, va šitą klausimą. Jeigu to pohui dėl to žaidimo, karočią, taip toliau, tai kokio bybio, karočią, tu taip forume stengiasi įteikti visiems, kad karočią čia kad aš pasitriuokinau, nors karočią pats pasitriuokinai. Vat, kad man čia buvo čista neįdomu, man tik dėl to norėjau tau į balą suskaldyti, dėl to, kad ant eksponos stumė. Tai karočią, tai čia buvo tiesa. Bet tai tu man pasakyk, čia tu netvariai gaidį. Ir tu man pasakyk, nu gerai, aš tau sakau, tu sakysi, kad mes abu žinom, kaip viskas yra, gaidytų, blėt. Gerai, skaldytų, jau girdytų į veidrodį, pasižiūrėtų. Karočią, tu čigonas variuką išvys ten dūsna. Variuką. Doni, pala, man taip, aš nežinau, kaip žmonės dar, aš žinau, keli žmonės tavim tiki. Aš jau tau pasakiau, kad nebūsi bachūrų, tai pasitriuokiu. Ir viskas, dabar tu sakau, tu gali man atsakyti tą klausimą. Jeigu tau visiškai pohui, bet aš tai rodžiau, kad man pohui dėl to sampo, nes aš ne dėl sampo norėjau tau. Nes aš ne dėl sampo norėjau tau. Tu neturi kaip įrodyti, aš įrodžiau, va prieš aš vienu žodžiu nenorėjau, karočią, aš sampę, karočią, čia tiek nesiryškinu. Man užteko vieną temą sukurti ir viskas. O tu, karočią, vienu žodžiu, tu čia sėdėjai, tu čia, blėt, dabar bandai teikti, kad tau dėl sampo pohui, nors aš variau tau snukį duoti už paną, karočią. Tu nepasirodė ir tu sargiai sėdėjai, karočią. Ir tu vienu žodžiu bandai įrodyti, kad tau ant sargo pohui, nors tu dėl to sargo užsiputuoji, karočią. Ir tu dėl to sargo pats kurva sėdėjai forume, tu pats forume sėdėjai. Tu pats forume sėdėjai ir bandėjai įrodyti, ir kaip tau dėl sargo neįdomu, Aš bent video turiu, kad aš ten buvau, tu nieko neturi, tu iš vis temą turi, tu temą turi. Kada tu filmavai, kurva, tokalą tu jobanas? Nu tai tu pasižiūrėk, kada, tu pasižiūrėk. Tai tu pažiūrėk, kada, blėt, sako, pažiūrėk, kada, blėt, tai kurva. Tu, ką aš nežinau, pastavėte to datą rašo, aš irgi galiu dabar, karočią, viskas, Makarai. Netvarai pas mane savaitės prie mano kupso, karočią, ne, čia irgi zaibis kupsas yra toks, karočią, su patogumais. Ir karočią, nusifilmuoju prie kupso valandą, karočią. Ir tu triuokalą, jeigu tave čia nebus, nahui. Vien dėl to, kad aš nusifilmavau, bet kada, nahui, davai? Tai padarė. Ta prasme, nes tu bet kada ten ir net filmavaisi. Kaip tu ten galėjai būt gaidys? Kaip tu ten galėjai būt gaidį, jeigu kurva, aš buvau ten su draugais ir tavęs nebuvo. Tai tu nematei, tipo, kad nufilmuota, tu nematei, jo? Aš mačiau, kad nufilmuota. Doni, kilintą klausimas, kada buvo nufilmuota, jis 10:11 šitas bėgiamotas turėjo būti. Dabar nueik prie video, karočią. Sėdėsiu, blėt, nueisiu, va dar pažiūrėsiu, Bora Donis, Gandonis, po to Artūras Šakaronas, nahui, Makaronas, blėt, irgi. Tikrai, aš žiūrėsiu tavo video visus, nahui. Man labai įdomu. Pasižiūrėk, tai tu pasižiūrėk šitą į laiką. Ir va, dar Denisas ir
ta prasme, normaliai paklausė, kodėl telefonas buvo išjungtas. Kodėl aš jau atsakiau šitą klausimą. Denisai, nu blėt, gerai, pohui, vat kas nori, kas sakau. Kas nori tikės, kas nori, ne, bet tikrai. Doni, o dabar žiūrėk, tu buvai prie Kupso, jo? Jo. Alternatyva, man atsakyk į šitą klausimą, kas dar yra prie Kupso. Prie Kupso kas yra? Nežinau, kas prie Kupso. Dešiniai, žinau, pala, tyliai. Kiek atsimenu, yra, karočią, dešiniai, karočią kelias į kairę. Nesąmonų mane pasakos. Ne, nu to, ko tu nori, ką aš tau galiu pasakyti. Čia ir taip aišku, kad yra keliai. Ar tu dabar įrodinėsi, kad Akropolis stovi pastavė pravienuose, blėt? Prie ko tu Akropolis? Nu tai kas stovi? Tu man dabar pats paaiškink, kaip yra, kas prie Kupso stovi. Nu gerai, o kas prie Kupso? Tai kaip aš pasakyčiau, kurioje vietoje tas kelias, aš nežinočiau. Kelias eina tiesiai, karočią, Kupsas kairiai, važiuojant iš karočią, iš galo, vienu žodžiu, ir yra į kairę posūkis. Jeigu žiūrint, jeigu kairiai Kupsas, toliau pavažiavus yra posūkis į kairę. Oi, ne, Doni, į dešinę Kupsas. Šiaip į kairiais, jeigu varai iš... Doni. Iš kur varai? Trakuose nėra Kupso, jeigu ką. Tai, karočią, kaip karočią. Nu gerai, prie įkiną nusifilmuoti. Prie įkinų, tai gerai, prie įkinų. Bet tai pala. Karočią, tu iš vis nerėk duok man normaliai pasakyti šitą, tu sakai, belė, kada paimsi nusifilmuosi, jo? Tu taip sakei, ne? Jo, tai po savaitės buvo, karočią, nes tu būsi. Kodėl tu man sakai po savaitės buvo? Aš tau sakiau, kad aš pas tave varysiu, tu man ten labai plėčiai maikis. Ir aš atvarėjau, tu Pytarė tavęs net nebuvo, nahui. Ne, gerai, karočią, viskas. Nu čia, gerai. Dabar žiūrėk, tu dabar pažiūrėk, jeigu tu vat prie žmonių, čia tu taip nori aiškintis, kaip žmonėm atrodo, blėt. Vienas įrodinėja, kitas įrodinėja. Aišku, bus tas teisesnis, kuris daugiau temų prikūrė forume ir kuris ten kažką bandė sumalti kažkokį šūdą tokį, kaip tu suvėliai. O tu skaičiuot moki, žiūrėk, tu vieną temą sukūrė, aš vieną mantelis vieną. Tai kuris daugiau sukūrė temų, aš? Jeigu mes abu po vieną sukūrėm, pala, aš noriu pasižiūrėti, kas jo, nu tai kas daugiau temų sukūrė? Nu ir kiek tu ten tekstų įpisai su savo video jo. Ei, dabar... Tu gal kitą kartą, blėt, su savo... Skaičiuot debilė, tu gal kitą kartą... įdomu, kiek žodžių. Tu gal kitą kartą kurva su kelnaitėm dušę nusifuotkink ir pasakyk, kad kuris nors į sargo pasitriokino. Bet tai tu man toks... Nes tu užpisi, nakui. Tu kurva pats žinai, kaip yra. Bet tai matai, aš kilometrų atvažiavęs tikrai pasidaryčiau kažkokius bent minimalius ten įrodymus ar panašiai. Bent Kam įrodinėti? Va tokiam dalbajobui kaip tu. Tipo, ir gerai, tu dabar tu supranti, va tame ir esmė, kad tu sakai, kad tavo ant sargo pohui, nors tu kurva nusifilmavai, Bibi žino, kada atėjęs prie Kupso, blėt, ir tu įkėlė kurva tas upės tą video. Tu kurva, aš dabar... Blet, aš net nežinau, kaip apsakyti, duokį pasitriuokinai. Nu taip, nes kurva, nes tu pats pagalvok, nahui, kaip tu pasitriuokinai, blet. Mes abu žinom teisybę, makaronai, nahui tu pisi protą prie visų. Nahui tu pisi protą. Kada jūs baigsis šitą cvirką? Gerai, viskas, karočią. Mes abu žinom, kaip buvo viskas. Gerai, karočią. Gerai, laukiam Donės su makaron kitam 3 sezoną. Aš, karočią, aš prie sargą neįrodinėčiau. Savaitę Lietuvoj, tai karočią gal nori dar pasirodyti. Nu ir kas iš to ir vėl kurva nebus tavęs gaidytų. Tai dabar įrodymus pasidarė. Žiūrėkit, duokit vieną klausimą, jums vieną užduoti. Duokit vieną klausimą, jums jis bonus lytų neturi, va čistai. Va, žiūrėk, dabar galėtų pas Kentą atvaryti svečius ir va, mes susitiksim. Kentas galės būti čia, jeigu... Aš ateisiu. Nu, va, čistai. Kur Denisą pasižiūrėjau. Denisas irgi iš Vilėkos. Davai, karočią, atvaryk vakarai. Pažiūrėsim, va, kaip bus. Yra Vileika. Liudytojai bus, karočią. Davai, atvaryk makaronai. Kur? Aš irgi noriu. Į Vileiką. Visi norime. O ką man ten daryti? Jo, ką daryti? Tai nu ką tu pisipa? Nu tai davai, tu atvarysi pas Kentą, blėt, jūs vis tiek gerai čia jūs sutaikot, gal sugersit ten taip toliau. Ir išvarysi. Nu aš nežinau, kaip jūs sutaikot, bet jis už tai aš matau, tai jūs blėčiai susitiksit kaip draugai. Jūs susitiksit. Mane ne už tavę, jis man atrodo prieš triochalas. Jis tai jo, tai tu triochalą, reiškia prieš tavę. Ai, prieš mane. Gerai, Kentas, nesmė, davai žiūrim. Aš ant raužo to sušaudysiu biletą. Ryčka batoną. Tegul makaronas atvaro karočią. Blet, Kentai, man atrodo, aš už tą daugiau tų lytų turiu. Gerai, karočią.
Duokit jums abiem klausimus. Sakykime, milijonierius daug kartų negali važinėti pas ką. Taip, šitą rašiau. Man atrodo, pridus, nes tu ant Donio, už Donį buvai, jo, aš temą sukūriau, tu prieš Donį buvai, o tu dabar vėl jam lendi iš... Ne tai, kad lendi iš ikną, bet... Kas lenda iš